Lionginas Šepka, Ruduo ir Rokiškis turbūt jau daugeliui sukelia tą vienodą asociaciją, kad Rokiškyje susirenka Lietuvos medžio meistrai, medžio drožėjai, arba galima pasakyti skulptoriai. Susirenka ne šiaip savo, bet pristatyti savo darbus, parodyti, ką jie sukūrė per praėjusius metus nuo kitos eilinės parodos. Ir tai yra, sakyčiau, svarbus įvykis mūsų Lietuvos kultūrinėme gyvenime. Jis išjudina, galima taip sakyti, visą Lietuvą. Laureatu šiemet juo tapo mūsų kaimynas, mūsų apskrities gyventojas Vidas Jatulevičius. Vidas Jatulevičius buvo nuolatinis žiūrovų prizų laimėtojas. Šiemet nepavyko. Žiūrovų prizo, bet laureatu tapo. Ponas Vidai, pasakyk, kelis kartus buvo žiūrovų prizo, prizininkas žiūrovų prizo. 3 kartus. Atrodė, kad daugiau jau. Tai va, dabar dar kartą. Daug improvizacijų. Čia pasisakyti, tu dar eina paskui. Visų pirma, labai dėkoju už pasitikėjimą, už įvertinimą. Aš jau rudenį Rokiškyje kaip savas, 9 metai jau dalyvauju. Ir dabar pagalvojau, kokią mano, kada atvežiau darbus į pirmą parodą 94-ais, tai kaip manęs tais darbais iš čia neišvijo. Ir tokie buvo jie silpni. Dabar po truputį tobulėja ir tikrai reikia padėkoti Rokiškiui, kuris neduoda mums medžio drožėjams užsnūsti. Jau su paprastais darbais čia neatvažiuosi, o jeigu nori kažką pasiekti, tai reikia didėti daug darbo ir daug jėgų. Dalyvauju šitame konkurse. Sakėt, pirmą kartą nepasisekė, kai atvažiavote. Pirmą kartą taip, kad aš buvo prieš 12 metų. Pirmą kartą su tokiais darbais atvažiavus, aš galvoju, kad mane tikrai išves, nes jie tikrai buvo silpni. Šis konkursas tai yra tobulėjimas, neskaito vien, tai yra tobulėjimas. Nes čia vietai nesušūrė. Lietuvoje medžio drožyba labai jau tobulėjo. Ne, aš tai paskui labai gerai jaučiu kompiuterių niekad.